startavo tavo anonsas, kvietimas į bioenergetiko ir aiškiaregystės ugdymosi programą, kurią tu pradėsi vasario mėnesį, ir manau, kad daugelis žmonių išgirdę tą video sau uždavė klausimą, ar aš galėčiau ten mokintis, ar sugebėčiau, ir koks būtų iš tavo pusės padrąsinimas, kad žmonės išbandytų ir šioje srityje save. Aišku, bet kam reikia įkvėpimo ir bet kam, ką pradedi naujo, reikia turėti meilės ir meilės su tokiu stimulu. Kad tas stimulas būtų iš meilės, iš pirmiausia meilės kam. Tai pirmiausia meilės savo ir tam, kur tu esi, meilės gyvenimui, ar ne? Ir tikrai nebūsiu turbūt labai dideliu pranašai, pasakysiu, kad ne visi galbūt mato tame prasme, ką aš siūlau išmokti. Nes žmonės, jie mokosi vidurinėje mokykloje, po to tęsia studijas universitetuose, po to kažkur tobulinėsi, dirba, jiems to užtenka. Jie daugiau nekelia savo jokių klausimų. Jiems užtenka to. Bet yra žmonių mūsuose, kuriem nėra to gana, kaip sako mūsų prezidentas, gana yra gana, jie nori kažko toliau, daugiau. Čia yra tam tikra lyderystės forma, ką mes mokomės, žinom, nes žinios kartu užkrauna tam tikrą atsakomybę, tam tikrą elgesio ir etikos pavyzdį kitiems. Ir tai ne tai, kad kažko labai griežtai reikia laikytis taisyklių, taip toliau, ne, tai ateina iš vidaus. Ir tas toksai atėjimas to naujo požiūrio, jis dažniausiai lydimas ir realiais darbais. Tai pirmas etapas būtų save įsivertinti. Aš manau, pamėginti gali visi, jeigu kas nori, tai gali pamėginti, bet atkreipkime dėmesį, kad žmonės kartais jie neapskaičiuoja savo laiko, kitų dalykų, tai čia jau kitas momentas, nes reikia tam skirti, šiek tiek pasišvęsti, tokio pasišventimo reikia. Kas liečia laiko planavimą, o galbūt daugelis iškels savo tokį klausimą, o ką man viso šito reikia? Kur aš tai panaudosiu? Kur panaudosiu? Na, gal nėra tas dalykas toksai kaip plaukų šepetys ar koks nors virtuvės indas. Tai nėra taip, kad yra panaudojamas aš kažkas tai, nusiperku kažką tai ir jį kažkur panaudoju. Arba turiu profesiją, išklausau dar valandų kiekį ir jau turiu popierį, kuris man leidžia kažką naujo dirbti. Tai nėra taip. Pirmas etapas, tai yra bandymas išeiti iš to savo uždaro matymo, jeigu tu jauti, jeigu tai yra jausmas, kad yra kažkas daugiau, negu man sako, negu aš perskaitau, negu aš matau, girdžiu, bet ir tai, jeigu aš kur nors perskaitau, kad tai yra knygose parašyta, kad tai yra kažkoks tai kitoks pasaulis, daug platesnis, negu mums duoda galimybės pažinti 5 juslės, tai tik tai yra pasakos. Ne, tai nėra pasakos. Žmogus, jisai iš tikrųjų bendrauja su pasauliu 5 juslių tik tai diapazonuose. Bet mokslas žino daugiau juslių, ar ne? Tai intuicija, nuojautos, smegenys bendrauja tiesiog, jie gali netgi matyti. Mes bendraujam tarp savęs kaip
gyvi daiktai, bet kartu mes bendraujam ir kaip grupės žmonių, kaip dideli žmonių susivienimai, sambūriai. Čia mokslas yra daug tai vietoj pasakęs, kas tai yra, ir reikėtų turbūt prisiminti garsųjį anglų mokslininką Rupertą Šoldraką, kuris išmokė beždžionės plauti saldžią bulvę ir po to visos kitos beždžionės ir kitose salose nesimokiusios to paties išmoko. Arba kaip rodoma Walt Disnėjaus filme animacijom Fantazija 2000, kai vienas banginis peršoko ledkalnį, tai kiti nesimokė šokinėti, jie kartu vėliau tą padarė, nes jiems reikėjo ištrūkti iš tos. O tai kaip tai nutinka? Tai ne tai, kad nutinka, tai yra ženklai, kad mes per mažai žinom, mes per mažai plačiai matom tą pasaulį, kuris yra lygiai toks pas objektyvus, kaip sako tos 5 juslės. Bet tos 5 juslės nėra tas pasaulis, kuris uždarytas ir už to nieko nėra. Pasaulis neuždarytas už Newtono, Dekarto ir panašių mokslininkų idėjų, kurie sako, kad apie ką aš dainuoju, tas ir yra. Tai yra daug plačiau, daug giliau. Ir šiuolaikinio žmogaus sistemos, jo kaip socialinės sistemos valdymo visą tą paslaptis grindžiama tuo, kad žmogus galbūt iš tam tikrų galbūt prisitaikymo aplinkybių, jisai gali sau leisti matyti pasaulį tik tai, kaip sakiau, 5 juslių rėmuose. Bet pasaulis nėra 5 juslių rėmas, yra platesnis, gilesnis, ir jeigu yra reiškinys, kuris kažkada tai turi savo pradžią ir mes jį galim matuoti linijinę seką nuo taško A ir jisai baigėsi kažkur taške B, tai jisai yra ne tik tai toj linijoje, ir jisai dar yra aukštyje, dar jisai plotyje, dar jisai turi kelis sluoksnius. Ir mes galbūt ne viską žinom. Pavyzdys liga. Mes visi pripratę manyti, kad ligas diagnozuoja daktarai, gydytojai. Taip, teisingai yra. Yra gydytojai, turi savo techniką, taip toliau. Bet kas čia yra? Tai yra mechaninis toksai požiūris į ligos priežastį. Dabar jau praėjus kuriam laikui jau kalbam apie psichosomatinės ligų priežastis, ar ne? Apie ne tik tai ligų, bet ir visokių kitokių psichologinių, socialinių žmonių bendravimo tarpusavio problemų ir dvasinės priežastis. O dvasinės tai reiškia, kad tai yra kažkokia nematoma dedamoji, kurios mes nesugebam išspręsti arba įvertinti, o sprendžiam tik tą mechaninę. Lyg tai ta mechaninė priežastis yra, mes chemiją, intervenciją ją pašalinam ir lyg tai viskas turi būti gerai, bet o ta dvasinė tai lieka, ta tikroji esminė priežastis tai lieka, kurios mes nematom pirmą, negalime vardinti, dėl to jinai vėl kartojasi naujuose įvykiuose ir todėl ir kalba, kad jau pas vieną daktarą, po to jau pas šarlataną, ir tas man nieko nepadėjo ir viskas tas pats. Todėl, kad neeinama į priežastis. O priežastis žmogaus problemų, ligų, socialinių, psichologinių, kitokių priežasčių yra daugiamatės. Tai ne vien tik tai mechanika, tai yra dvasinis, dar kitokios. Ir ta metodika, kuri yra pasaulyje žinoma, pripažinta nuo Hermio Trismegistro laikų, nuo senovės Graikijos, nuo Egipto, jinai atėjus iki šių dienų kaip žinios, kaip senosios žinios. Tik tai mes tas žinias paimam, pritaikom prie šiuolaikinio poreikio ir tas mums leidžia pamatyti priežastis reiškinių daug plačiau. Tai gerai, o tai bažnyčios lygiai, sakykime, daugelis žmonių sakys, aš nueinu į bažnyčią, pabūnu tyloje, pasimeldžiu, kreipiuosi ten į kabančius šventosius paveikslus ir man palengvėja. Tai irgi yra terapija, tai irgi yra tam tikra
savigydos forma, galima taip sakyti, nors savigyda neleidžia užsiminėti mediciną. Bet jeigu žmonėms tai padeda, tai yra gerai, jie randa vietą, kur nusiraminti galima. Beje, tose pačiose bažnyčiose, ant tų pačių bažnyčių kažkada buvo kūrenami aukurai, tai yra senų apeigų vietos. Ir tos vietos taip pat būdavo parenkamos taip, kad jos turėtų tam tikrą žemės trykštančią energiją, specifinę energetiką. Tai va čia kita tokia medalio pusė, apie kurią mes kalbam, viena iš potymių, tai ta paslėptoji geologija arba geopatogeninės zonos, kur irgi jų nežinojimas kartais priveda prie ligų, sutrikimų, kai, tarkim, lova ne vietoj stovi, nusiperkam namą, ten kažkokie tai yra dariniai po žemėm. Tai tas irgi žinojimas, tos technikos, kurias mes išmokstam, padeda išvengti tokių nesusipratimų. O tai visos šitos technikos, tos metodikos, tai nėra tavo išgalvotos, tai kaip ir sakei, tai yra jau, kaip sakykime, paslapčių knyga, kuri buvo slepiama, neprieinama, bet tokie kaip tu, tarkim, mokytojai, propaguojantis visą šitą pažinimą, kažkaip priėjo prie tų rankraščių, ar čia kitaip pas tave atsirado tos žinios? Iš kur tu jas ėmėsi pats savo? Kiekvienas prie tų žinių prieina savo gumbų ir mėlynių keliu. Bet tos žinios galima jas atrasti kur nors vadovėlį, knygoje, išmintingoje knygoje, bet tai bus negyva. Tai tu perskaitai, išmokai mintinai, protų suvirškinai, bet tos knygos jos turi tokią keistą savybę, kad jos pradeda veikti. Ta prasme. Jos tave veikia, nes tos žinios, jos, jeigu tu prie tų knygų prieini, jeigu tu jas pamatai, tavo akiratyje jos atsiranda, tu nusiperki ir skaitai, tai jau tavo viduje tai paliks randą, tam tikrą pėdsaką. Kaip ir strėliai įsminga tavo širdį, kuri jau toliau plečia tave, tu ieškosi, nes tai kaip atsigeri iš gaivaus šaltinio ir lyg tai tuo momentu norėjai numalšinti troškulį, galvoji atsigersiu, nueisiu toliau, bet toliau tu vėl grįši prie to paties šaltinio, nes tu prisimeni, koks tas vanduo buvo skanus, kaip tu gerai jauteisi ir atsigavai. Taip ir su tom žiniom. Mano atveju buvo 30 metų gumbų mėlynių kelias. Apie tai kažkada jau kalbėjom, prie to nesugrįšim. Kitam galbūt užtenka kelių knygų ir po to jisai nueina į TikToką, pranašauja. Kitam gal užtenka vieno mokytojo, kitam nereikia nieko. Tiesiog jis atsiveria tam žinojimui ir galbūt nuo to reiktų pradėti atsiverti tam žinojimui ir prašyti kūrėjo visatos, duok man tą žinojimą. Aš prašau, man reikia šito žinojimo. Ir dar, kas yra labai svarbu, tų technikų panaudojimas. Tas žinojimas ateis, tos technikos ateis. Man atėjo labai įdomiai. Čia kita tema. Bet ką tu su to darai? Jeigu jos tau reikalingos tik tai kaip technika, kaip kastuvas, peilis, šukos, kažkas tai atlikti buityje kažkokius reikalus, atlikti kažkokią paslaugą, kaip dabar irgi neteisingai įsivaizduoju, kad čia yra paslauga. Ne, čia ne paslauga. Čia yra tarnystė. Mūsų tos žinios įpareigoja tarnauti. Tu negali jų turėti savo ir turėdamas tai užsidirbinėti pinigus. Ne. Tu eini ir atiduodi. Per tai tu save atiduodi. Ir gauni, atiduodi, per va šitą tu ir pats keitiesi. Tave tai stipriai transformuoja, keičia iš vidaus, tavo sąmonė be galo stipriai plečia. Ir tu vienu momentu suvoki, tai nėra tikslas. Visos virgulės, kortos, runos, reiki, taip toliau, tai yra tik tai įrankiai.
tai yra kaip jogos forma. Lygiai taip pat, kaip tu nueitum į treniruoklių salę, norėdamas išlavinti savo kūną ir tu kilnosi vieną svorį, kitą svorį, bėgimo takeliu nubėgsi, ant dviračio pravažiuosi, to netikro. Tai tik tai technikos. Bet tu, lyginant su pavyzdžiu apie tas treniruoklių salę, tai tu tai darai, tu turi tos įrankius, tu atiduodi, tu padedi savo artimiesiems, žmonėms, kurie tave kreipiasi. Ir tu tai įvardini kaip tarnystę, kaip atidavimą, kaip savo auką. Ir aišku, energetiniai mainai reikalingi, nes žmogus, kuris gauna tą, sakykime, paslaugą, tai vadinti negalima, tiesiog gauna tą energiją per tave, kurie ateina, tai irgi ne tavo, tu tiesiog transformatorius esi, laidas, per kurį praeina tą energiją ir nueina į kažką, tai kam reikia. Tai galų gale ne tavo yra. Tai yra duota tam, kad tu perduotum kažkam, tai ir nelaikytum. Gi dabar dažnai būna taip, kad toj populiarioje tiktokinėje ezoterikoje mokoma technikų, bet nemokama tos filosofinės pusės ir nemokama to atidavimo meno arba to supratimo gilesnio. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad tai nėra mano įrankis, kastuvas, grėblis ir taip toliau. Tai yra tik tai įrankiai, kurie tave plečia, lavina. O tikslas yra, kaip kas įvardins, nušvitimas, savirealizacija, pilnai atskleisti savo potencialą, susilieti su kūrėju. Galbūt negi tas tikslas šitam gyvenime nėra 100% pasiekiamas, tai tiesiog gal ėjimas keliu, tam tikrų kelių, kuris yra prasmingas galų gale, tai duoda pasitenkinimą, kad tu ne veltui vaikštai po šitą žemę ir ne veltui kvepuoji. Tai yra kažkokia tai visuotinė nauda iš to, o ne tik tai tau, kad tu turėdamas tas technikas kažkam panaudoji, kaip kad kartais galima išgirsti iš tų tiktokinės ezoterikos pranašų. Tai nedirba, tai dirba trumpam periodui, bet jeigu netgi ir tai gerai, kai žmogus nueina tą tiktokinę ezoteriką, tai vėlgi yra žingsnelis į priekį, smerkto negalima. Aš nesmerkiu ne tų mokytojų, kurie užsiima tą tiktokinę ezoteriką, ne tų, kurie tą lanko. Bet tai laiptelis ir tokie žmonės vis tiek ateina ir vėliau anksčiau tą suvokimą. O tai amžius, nuo kokių metų gali žmogus pradėti ieškoti tų prasmių, sakykime, 3 amžiaus universitetai. Tai yra žmonės, kurie nori toliau mokytis. Ar tai ne per vėlų? Geras klausimas. Ir aš visą laiką šitą klausimą savo užduodavau. Ir dažniausiai šitas klausimas man pačiam būdavo kaip kliūtis, tai yra atsakymas šitą klausimą, kaip aš atsakau. Dažniausiai būdavo kliūtis man pačiam eiti ir mokyti kitus. Kadangi dar 90-metyje aš to pradėjau domėtis, tai jau kokie 30 metų. Ir praėjus 20 metų, aš dar galvojau, kad aš negaliu eiti mokyti, aš negaliu atiduoti savo žinių, nes galvoju, o tas mano kolega jam yra 50 metų, tam 60, jis turi begalinę patirtį ir tikrai ką aš su juo lygiuosis. Iš tikrųjų toks supratimas yra teisingas, nes jeigu tu matai mokytojo lyderį, jisai turi spindėti kažkokią tai ypatingą aurą. Ir tu būdamas tarpinėse pakopose savo brendimo, tu tikrai gali jaust, kad dar nesi tvirtas tame, kad tu gali atidavinėti save, nors tu tikrai gali. Tai aš galvoju, kad mokytis niekada ne anksti ir niekada ne vėlu. Bet esmė tame, kada tu tampi tuo žiniuoniu. Žiniuoniu niekada nebūsi, jeigu tau, dabar atsiprašau už tą, galbūt kai kam nelabai patiks šitą mintis, bet kai tau, pavyzdžiui, 20 arba 30, kad ir 40. Su kai kuriom išimtim, nes aišku, tokių tiktokinių mokytojų yra daug ir gal kažkam, kurie dar jaunesni už juos, tai daro įspūdį, bet visumoj turi žmogus būti
kažkoks tai gyvenimo ragavęs. Turi būti žmogus kažkoks tai labiau tvirtas savo buvimu. Kai tu jį žiūri, iš tave iš jo matai, kad eina ramybė. Čia toks pavyzdys, gal jisai ne vietoj, bet aš dabar spontaniškai prisiminiau. Atkreipkit dėmesį, kai skaito žinias, kokį nors Anglijos televizijoje, Vokietijoje, Amerikoje, tai dažniausiai tie reporteriai rimtų žinių pranešėjai būna tokio pakankamai solidaus amžiaus žmonės. Netgi žinias skaito žmonės, kurie turi patirtį už nugaros. Pas mus yra grožio kultas. Grožio konkursas. Ir tu žiūri tas žinias ir tas diktorius tau skaito, tu netiki tuo, ką jisai sako. Nes galbūt čia taip priimta pas mus, kad reikia lavinti jaunimą, kad reikia įvesti. Reikia parduoti vaizdą. Tai, požiūris į vaizdą. Bet tai, koks tu bebūtum amžiaus žmogus, visą laiką rimtai priėmė tokį pranešėją, tokį komunikatorių, kaip čia pasakyti, kuris spinduliuoja kažką tai, ne? Spinduliuoja kažkokią tai ypatingą aurą. Kad ir tarybiniais laikais, kas prisimenat, būdavo tos žinių laidos, tai būdavo tie žinių vedėjai tokie jau apie 50 metų, jau tokie suaugę žmonės. Tai čia labai panašiai, aš nenoriu atmesti arba sumenkinti 20-mečių, 30-mečių, 40-mečių. Kiekvienas žmogus juda savo greičiu, gali būti ir jaunas žmogus patirties daug ko, ką jis jau gali atiduoti. Bet manau, kad negi tada, kada tu jauti, aš pagal save sakau, kad tu jau gali atiduoti, o tau 20, 30, gal 40 metų ir tu tikrai norėtum tą daryti, nepanašu, kad tas turėtų būti daroma. Gali būti kaip komandai kažkokio tai mokytojų, kuris mokosi iš jau vyresnio amžiaus mokytojo, kaip tą padaryti. Gali būti kažkokio tai kaip universitetuose, pavyzdžiui, ten yra garbaus amžiaus docentai, yra jaunesni docentai, tai vieni iš kitų mokosi. Tie garbaus amžiaus docentai mokosi iš jaunesnių, to entuzijazmo, mokėjimo pateikti naujoviškai, įdomiai tą paskaitą. Tai jaunesni mokosi iš vyresnio amžiaus docentų, kurie jau patys iš savęs yra informacija arba žinia, užtenka žmogui teikti auditoriją ir visi jau išmokę paskaitą, galima sakyti, nereikia nieko kalbėti. Tai, nežinau, kaip čia tą įvertinti. Aš galvočiau, kad mokytis reikia ir būtina, būnant bet kokio amžiaus, jeigu tas yra viduj, bet ateiti į mokymą arba dėstyti savo patirtis reikia turėti mažiausiai 20-30 metų bagažą. Arba, kas tikrai būtų sveika Lietuvoje, tai galėtų įsikurti kažkokie tai institutai arba mokyklos, kur jaunesnio ir vyresnio amžiaus tie dėstytojai, ezoteriniai dėstytojai galėtų būti kartu, tada vieni iš kitų mokosi. O reikėtų tokių mokyklų? Jos yra, aišku, jų daug yra, aš tai tikiu, kad jos yra, egzistuoja gal, bet kad jos būtų valstybės nereikia tikėtis, kad valstybė tokius leis dalykus, dabar priešinga kryptim, visa ezoterika yra gesinama, kaip be būtų keista. O kam jinai maišo, kodėl jie yra gesinama? Viena priežastis, ką tik aš apie tai pagalvojau ir man ta mintis rodo teisinga, kad kodėl gesinama? Dvi priežastis. Pirma priežastis. Tie dabar, kurie ten, tarkim, baigė psichologiją, socialinius mokslus, jie eina tas ezoterinės temas, o tie, kurie buvo savo moksliai, daug perskaitę, turi didelę patirtį, jie yra nubuksuojami, kad nereikštų nuodėmės, kad tie pirmieji galėtų būti ant pjedestalo ir panašiai. Galbūt taip yra. Bet aš manau, kad čia yra bendras toksai iš tą orę tvyrantį jausmą jaučiu, kad tiesiog to nereikia. Dabartiniai sistemai, kuri
irgi labai nori pasikeisti ir pasikeisti link tokios diktatoriškos formos. Nesvarbu, kad būtų vakarai, rytai, jokio skirtumo, mes einam link to diktatoriškos formos visuomenės. Tai va, tokių ezoterinių dalykų nereikia. Todėl, o ko reikia? Reikia žmogaus, kuris būtų, kaip sakoma, siaurai profiliuotas. Ir jisai apart savo dalykinės temas, kurioje jisai tikrai supranta daugiau, į nieką kitą neįtų, nesidomėtų. Na, nebent kaip gerai pasodinti medį arba nudažyti sieną, padaryti remontą, o į tokias psichologinės, socialinės temas, į bendravimo tarp žmonių temas, į tas nematomas temas, apie kurias mes kalbam, kur nepripažįsta ir nepripažina ir dabar nepripažina. Ten eiti žmogui neleidžiama, tiesiog draudžiama. Ne tik, kad tau niekas nepasako akis, kad tu to nedaryk. Na, tiesiog trinami interneto puslapiai, blokuojami postai socialiniuose tinkluose. Visai kitaip siaurinamas tas priėjimas žmogui prie tos informacijos. Aišku, ir lieka knygos, papirinės knygos. Ir gyvi susitikimai. Ir gyvi susitikimai, prie ko mes vėliau anksčiau, man atrodo, prieisim. Vėl sugrįšim prie to paties. Na ir reziumuojant, visgi padrasinkime, ko gero, žmonės, kad nebijotų žengti į naujus išbandymus savęs ir kad jungtųsi prie tavo grupės ir startuotų vasario mėnesį. Konkrečiai kokia tai bus data? Vasario 12. 24 metų, 2024 metų vasario 12 diena. Iki to laiko dar yra porą-trejetą savaičių, galima dar pasidomėti, parašyti laišką, paklausti, jeigu kažkas kirba, užduot kokio nors neiškumo galbūt yra. Ir tada registruotis ir bandyti kopti tais Jokūbo laiptais.